metus? Tai pakartosiu, nes tai tas pats, kas jau ne vieną kartą kartojau, bet kitam kontekste tegul būna. Mes šiuo metu praradę nepriklausomybę. Mano supratimu, nepriklausomybė yra labai didelis privalumas. Kadangi mes ją praradėm ne dėl Lietuvos žmonių sprendimo, o dėl išdavikų, tai mes turim atgauti Lietuvos nepriklausomybę. Ir toliau mes turim, sekantis punktas, toliau mes turim atgauti teisę patiems spręsti savo likimą. Tik Lietuvos žmonės gali nuspręsti, kaip toliau, kokiu keliu ir kur juda Lietuva. Šitam kontekste aš pasisakau, kad nepriklausomybė niekam neatiduodama ir neparduodama, mes esam nepriklausomi. Tokie patys kaip pavyzdžiui Šveicarija ar Austrija. Mes nepriklausom jokiem konglomeratam. Mes galim pritarti konglomeratų kai kokiems sprendimam, nes jie yra protingi, teisingi ir mums tinkami. Bet mes negalim būti privaloma tvarka turintis priimti tuos sprendimus. Tai čia pirmas. Arba čia jau nežinau, antras ar ne. Trečias. Aš už tai, kad Lietuva būtų neutrali šalis ir dalyvavimas karinio bloko veiksmuose, kuris, pavyzdžiui, nuo 2006 metų NATO vadovavo okupaciniam kariniam pajėgom Afganistane. Čia privalumas, čia NATO privalumas. NATO, kuris sunaikino, užpuolė ir sunaikino pradinį leidimą gavus iš jungtinių tautų, kad paskelbti neskraidymo zoną Libijoje. Tai pasibaigė tuo, kad Libija bombarduota buvo. Neskraidymo zonų, tai reiškia bombardavom mes, NATO nariai. Šitam kontekste žiūrint, aš už tai, kad Lietuva būtų neutrali šalis. Ir paskui aš už tai, kad mes priimtumėm Lietuvos konstituciją su pakankamai daug pataisų, kurios apribotų Seimo ištvirkavimus, ką aš vadinu ištvirkavimais. Kai gali Seimo nariai bėgioti iš vienos partijos į kitą, kai gali neklausyti ir nevykdyti savo priimtų, sėdėti ant dviejų kėdžių, nevykdyti savo įsipareigojimų, kai jie išduoda savo priesaiką sulaužo ir jie už tai lieka nebaudžiami. Aš už tai, kad aš pasisakau už tai ir agituočiau už tai, kad reikia pabaigti Seimo turgų ir prekybą ministrų pozicijom, vyriausybės pozicijom ir tokiu atveju, jeigu prezidentas išrenkamas visų Lietuvos žmonių sprendimu, tai tokiu atveju prezidentui vykdomosios valdžios daugiau reikia suteikti tam, kad jis ir būtų atsakingas, už bet kokį valdžios sprendimą. Tai aš už tai, kad Lietuva būtų prezidentinė respublika, taip kaip pavyzdžiui Prancūzija. Ir tada galėtų visi žinoti, kas yra atsakingas. O ne tai kaip dabar, Seime yra pozicija, opozicija, bet koalicinės vyriausybės ir nieks tada nekaltas, nes koalicijos partneriai neleido priimti tokių sprendimų, o mes tada turėjom vykdyti vyriausybės programą, o jinai buvo patvirtinta Seime, o mes negalėjome nukrypti, o mes nesuspėjome ir tada mes nekalti, išrinkite mūsų antrą kartą ir mes vėl tada tikrai vykdysim savo programas. Tai man atrodo, kad 30 metų parodė, man nebejotinai parodė, kad šitos pelkės ir košės jau gana. Tai per 5 metus, ar galima kai ką galima įgyvendinti, nebejotinai per 5 metus, bet antrai kadencijos po 5-6 metų tai galima įgyvendinti. Per 5-6 metus tai galima įgyvendinti. Toliau.